der dunklen Wälder und kristallklaren Seen, über weite Felder, lichte Wunder gehen. Tag ist aufgegangen, über Haff und Moor, Licht hat angefangen, steigt im Ost empor. Mano gyvenimas buvo kitoks nei kitų merginų, moterų. Jos augo pas tėvus, mokėsi mokyklose, studijavo. Man likimas lėmė kitokį gyvenimą. Taip savo atsiminimus pradeda Kristel Ilzė Holdak, Garliavoje gyvenanti Kristina Bukšnaitienė, po Antrojo pasaulinio karo patyrusi vilko vaiko dalią. Kaip ir tūkstančiai iš rytprūsių į Lietuvą atklydusių vokietukų, ieškojusių duonos ir prieglobsčio lietuvių namuose. Nuo šiol kasmet rugsėjo 14-ąją minėsime tokį likimą patyrusių žmonių vilko vaikų atminimo dieną. Aš esu gimusi Ostpreußen, Kreis Gerdauen, Georgenhain, aš 36 spalio 7 gimus, o brolis yra gimęs 39 gruodžio 26. Taip kad... Antrą kalėdų dieną. Taip. Turėjom namelį savo ir mama sūdavo. Kiek aš buvau metų, čia buvo 42, a pirmais nežinau, atnešė tokį žalią lapelį. Ir tėtė su mama skaitė ir abudu pradėjo verkti. Tada buvo šaukimas į frontą. Ir aš po to jį labai retai matydavau. Kaip aš dabar viską jau susigaudau, tai 45 žiemą. Mus evakavo iš ten. Ta traukinį negalėjo išleisti, ėjo iš to Georgenfeldo paskutinis vokiečių. Nu ir po to susprogdino tiltą. Jau kareivus vokiečių mušė atgal, ėjo visokių subintuoti. Tai galva priešta, tai ranka, tai šlubas, tai su lazda. O jau atrodo, kad gale jau reikia, jau rusai. O vokiečių irgi Hitleris per radiją los, pirmin. Frida Holdak su dukrele Kristel ir sūnumi Gerhardu iš savo namų Georgenhaino kaimelio Girdavos apskrityje traukėsi į vakarus. Perpildytus traukinius, kuriuose į nežinią vyko tūkstančiai moterų ir vaikų, nuolat apšaudė sąjungininkų aviacija. Iš vieno traukinio į kitą bėgimas nuo Raudonosios armijos darėsi chaotiškas ir beatodairiškas, kol galiausiai motina su vaikais atsidūrė prie užšalusių Aismarių, pietinės Baltijos jūros įlankos kranto. Nuėjom prie to vandenyno, užšalęs, aišku, į vežimų sustoja šitų ūkininkų. Vokiečių kareiviai meta lauk jų, jie rėkia mūsų duona, mūsų ten medus, mūsų kas. Po 10 vaikų užsodino mus ant tų vežimų, o moterį liepė eiti pėsčiom. Ta rytą, kai pradėjom eiti, tai žinau, mes tik pasiekėm kitą vakarą krantą. Ant ledo, šalta. Lėktuvų kaip užskrenda būrys, ateina kaip debesis, bum, bum, bum. Ir mama mus meta vėl po vežimu, pati palenda. Arkliai žvengia. Žinot, įlūžų, kiti žvengia, galvas iškišę. Tie kareivukai eidami dar šaudo juos. Nu, juos skandina, žiūrėk, jau jis neria. Mano rankos,
Kur aš jas laikiau, nežinau, kad jos buvo nušalę. Kaip įvedė į šiltą patalpą, tai baisus skausmas. Va, Jėzus, koks skausmas. Ir kaip man da jos dabar tarnauja, aš tiesiog nežinau. Apie tai, kur po ištisus mėnesius trukusios kelionės pėsčiomis ir traukiniu atsidūrė Frida Holdak su 2 savo vaikais, byloja ponios Kristinos per visą gyvenimą išsaugotas vaistų receptas. Jis buvo išrašytas Mühlenbeke, kaimelyje prie pat Berlyno, 1945 m. kovo 9 d. Vietos gyventojų paliktuose namuose prieglobstį suradusius pabėgėlius iš Rytprūsių čia netrukus užklupo tai, ko jie labiausiai bijojo. Mama būdavo, kaip lėktuvai skrenda, pradeda bombarduoti, sukirždavom visi 3 galvas, kad jie sakydavo, kad liktume visi, kad tik jūs neliktumėte. Turėjom tokį lyg bunkerį, tai naktim sirenos kaukdavo. Ir mes ten visus buvom prikimštos vaikai ir motinos, jo. Ir vieną naktį mes čia tupim, jau kariuomenė vokiečių atgal, tai sako, jau su žvaigždėm ant kaktų. Tada baisus riksmas moterų prasidėjo, jau užėmė ten. Labai moterys buvo puolamos. Mama pasisuvo ilgą sijoną, prisidūrė, užsidėjo juodą skarą. Būdavo, ateina, ji buvo mus taip įsimokinus. Broliai paimdavo ant rankų, pasispausdavo, aš kiek apglėbdavau, kojas lėmė. Būdavo ta broliai mano numeta tą šoką ir vėl. Ir taip pat mes tai tikrai jai daug sykių išgelbėjom. Nurimus karo griausmui, tyliai ir užtikrintai veikė sovietų propagandos mašina. Visi Raudonosios armijos užimtose Vokietijos teritorijose buvę karo pabėgėliai raginti sugrįžti į savo namus, buvusius jau Sovietų sąjungos sudėtyje. Jiems buvo žadama, kad atgausia, ką turėję ir gyvensia kaip seniau. Melagingais pažadais patikėjo tūkstančiai namus priverstinai palikusių žmonių, tarp jų ir ponios Kristinos mama. Mamos, žinot, traukė namo, susitarė, kelios jos buvo, nežinau, gal 6, gal 8. Mes vaikai buvom kokie 12. Jos susigundė, kad reikia grįžti į Rytprūsius, į namus. Ėjom mes, kiek žinau, iš mamytės kalbos, mėnesį pėkšti asfalto. Asfaltas buvo karštas, kojos buvo užlėtos. Irgi puldavo labai kareiviai, mes žiūrėdavom, kur įlyst nakvot, į kokį tai kluoną, kur dar stovėjo ar ką. Ogi jie vis tiek žiūrėk, nudabodavo. Tai tekas darydavosi tai. Atjoja kokie 3. Ir ant tų moterų šoka, Dieve, aukščiau, riksmas. Aš sakau, aš tai neprisigalvoju, man viskas stovė akise. Parsiradę į savo tėviškę Georgenhainą, sovietų jau pervadintą Borodino, Frida, Kristel ir Gerhardas čia pasilikti nebegalėjo. Jų namuose jau gyveno naujakuriai. Kol senieji Karaliaučiaus krašto gyventojai blaškėsi ieškodami prieglobsčio, į jų namus iš įvairių Sovietų sąjungos kraštų plūdo tūkstančiai naujųjų šio krašto šeimininkų, save vadinusių jo išvaduotojais. Neturėdama kur prisiglausti, Frida Holdak su vaikais atsidūrė bado apimtame Insterburge, Įsrutyje, sovietų pervadintame Černiachovsku. Ir te prasidėjo jau mūsų pabaiga. Duonos duodavo normas. Ir tos neįdavo gaut, buvo kortelės.
Tai mane mamytė pastatydavo nuvedusi į parduotuvę rytą prie to tonvankų ir laukdavom tos duonos atvežant. Per galvas mums mesdavo tą duoną, žinoma, savo žmonėms, rusiukims. Tai jiem nebuvo pyragas. Paskui mes vaikai eidavom prie kareivinių, buvo išpiltos lupynos, rengdavom, vėl mama plaudavo juos labai stipriai, grūsdavo tokią košę, tos kaladruskis, įpildavo varles, kepdavo vaikai, jau berniukai. Kažkaip tas varles pakabydavo ant karklų, taip ant karklų pamauna, į apačią kurio ugnelę ir mes tas varles valgym. Nes nebuvo kas valgyti, visiškai nebuvo. Mama mirė ligoninėje, jis dar buvo su protu ir aš jai nešdavau iš Lietuvos parvežus kokių miltų, ten krepšiuką lietuviai įpildavo ir kokių kiaušinių, bulvių. Ir iš kur mes vaikai sužinojom, kad Lietuvoje yra duonos. Šito negaliu pasakyti. Ir mes ropdavomės ant traukinių į Anglis. Geležinkelių gal darbuotojai mus numėtydavo, kaip vaikus. Mes vis tiek įsikibdavom į turėklus, tų traukinių ir vis tiek važiuodavom. Ir aš toliau nesu nuvažiavus tik lygi Pilviškių. Kiti važiuodavo link Kauno, aš ne. Ir čia parveždavau mamai maistu. Ir vieną kartą aš nuėjau su tuo maistu ir mane seselės neįleidžia. Ima mane nešte neša žemyn laiptais, užlipdavau, mane neįleidžia. Aš pradėjau verkt, sakė, eik namo, eik namo. O kaip sakau, dar turėjau brolį. Aš jam padaviau, sakau, tu nunešk mamai, gal tave įleis. O aš taip žiūrėjau pro langą, antram aukšte buvo tai. Ir jis bėga tas vaikas, tokie balti plaukai purtusi. Ir jis vėl parbėga. Sako, mama nevalgo. Nuėjau į suvyklą. Kažką patekau, aš pati nežinau. Tai moteris toj suprato. Jos paėmė vieną mane ir mes nuėjom. Tai buvo tik mirusi. Ja. Jos juodi plaukai čia. Aš dar pašukavau tus plaukus. Da buvo mamos sesuo, jauna mergina. Ji tiek buvo išniekinta kariuomenės, kad pas ją niekas nesilaikė. Ją paleido kažkaip, tai nežinau iš kur. Ir aš išeinu į lauką, bet aš nežinau, iš kur mano toks smalsumas. Apstoja lauke ant gatvės moterų, rusiukių moterų, tai pulkas apstoja. O jinai dievuliau guli ant šaligatvio, tokiu žaliu paltu. Ir rodo štukin brot. Kur amžinojo poilsio atgulė jų mama Frida ir teta Gerda, vaikai taip ir nesužinojo. Likę vieni, 10-metė Kristel ir 7-metis Gerhardas leidosi į Lietuvą ieškoti duonos ir prieglobsčio. Mes atvažiavom į Kybartus. Ir ėjom vienur, užėjom, davė valgyti, žinau. Kitur dar nakvydino. Buvo labai gerų žmonių, bet buvo ir tokių, kad aš nemeluoju. Ir klausykit mane, tiesiog uždavė darbo į daržą, Gručkai tada buvo. Griežčiai turbūt vadinasi kažkas dabar jų nėra. O aš pirmąsyk matau tą kaupiu ir atlėkė lėktuvas, bet jau ne karas buvo. Ant kiemo sustoja ta šeimininkai ir tokie du, žinot, buvo bernai. Aš viską metus pamačius tą lėktuvą ir lėkiu. Ir bijau, o brolis mano įlindo iš šunų būdą. Iš baimės. O tiek vatojasi, sustoja, juokiasi. Žinot, mes suplyšę,
Utėlių pilni, nu, bet aš nežinau, ar mus sakė eita, mes patys ėjom. Ir vat ėjom į Kudirkos naumestį. Mes ten sustojom, žiūrim, ant kur dabar eiti, ką daryti. Ir atvažiuoja moteris su vežimu, su arkliais. Sako, kur einat? Vaisnykit. Žinau, jie klausė vokiškai. Ir sako, sėskit į vežimą, aš jūs pavešiu. Ir mus atvežė iki Slabadų. Vaikus pavėžėjusi moteris buvo netoliese gyvenusi Anelė Bacevičienė. Toliau duoneliaudami vaikai atkeliavo būtent į jos sodybą. Sako, vieną mes tave pasiliktume, sako, bet brolį mums per daug. Ką man daryti dabar? Aš jau irgi norėčiau, kad kas pasiliktų. Matau, kada kitas vaikas mažas. Ir aš tam broliui, Dievaži, sakau, tu dabar eik. Ir jis eina, tas vaikas. Ir jis ten klausyk, labai buvo toksai, jis gyvas. Žuvis darinėjo, tai jis stvėrė padėti. Tas žuvis, nu, da jam te užtepė duonos, tai nuėjo pas kitą velką. Ir jis nuėjo pamiškę ten iki Slabadų. Ir jis eina pas tokį Brantnerį. Jis irgi buvo Lietuvos vokietis. Irgi tai jį pavalgydino, bet žiūri, prie lango prieja, sako, Reginėt, lyja. Sako tas Brantneris, pasilikime tą vaiką. Jis pareina tuo keliuku, kur mes atėjom, ranką padavė. Kristel, sako, aš irgi turiu vietą. Sesuo ir brolis užaugo juos priglaudusių žmonių namuose. Kristel tapo Kristina, o Gerhardas Gerardu. Kiek vėliau vaikai galėjo išvykti į Vokietiją, tačiau vis tik liko Lietuvoje. Mergaitės neišleido jos globėjai, o Gerhardas pats nebenorėjo sugrįžti ten, kur patyrė badą ir kančias. Lietuvoje abu sukūrė šeimas ir susilaukė vaikų. Nors Kristinai nebuvo leista lankyti mokyklos ir baigti mokslų, ji garsėjo savo atsakingumu ir darbštumu. Dirbdama kenksmingą darbą medikamentų gamykloje, nuolat sulaukdavo pagyrimų už išskirtinius darbo rezultatus. Apie ją rašė ir sovietinė Kauno spauda. Palaikoma savo šeimos, Kristina tyrinėjo savo istoriją, aplankė skaudžiai prarastą tėviškę, bado klajonių vietas, o nepriklausomybės pradžioje įsikūrus vokiečių vaikus vienijusiai bendrijai Edelweiss Wolfskinder įsitraukė į jos veiklą. Vilkų vaikų bendruomenės tema pradėjau domėtis, galima sakyti, nuo pačios pradžios. Ir čia reikėtų padėkoti tėčiui, kuris buvo tas iniciatorius, nebijojo ir visuomet palaikydavo ir mamą, ir aišku, paskui atsirado ir pačiam man interesas domėtis tą istoriją nuo pat pradžios. Ir netgi teko su tėčiu pačioj pradžioje, netgi teko prisidėti prie kryžiaus pastatymo Mikytuose. Na ir aišku, atsirado tokia iniciatyva, kad reikia kažkaip suburti tą jaunimą, tai mūsų vilkų vaikų tėvų vaikus. Kažkiek to jaunimo, kaip sakyti, susibūrė, tokio aktyvesnio jaunimo. Organizavomės ir vokiečių kalbos kursus, ir buvo vokiškas dainas mokėmės. Pagrindinis dėmesys, ne į to krašto istoriją tuo metu galbūt nukreiptas, bet buvo daugiau nukreiptas į savo tėvų, mamų, tėčių, reiškia, identitetą, suvokimą, kas jie yra, kas čia įvyko, kur tas suvokimas, bendras supratimas tos visos istorijos, to viso likimo, sakykime, suartino mumis. Kaip jūs pats dabar jau būdamas subrendęs, suaugęs žmogus, jau kitaip gal ir kitų žvilgsnių žvelgiat ir į mamos istoriją, kaip jūs vertinat, ką reiškia žmogui išgyventi tai, ką jie išgyveno? Ne, čia turbūt kaip sakyti, pirmas dalykas, tai nelinkėti niekam, kad taip atsitiktų. Kitas dalykas, iki galo turbūt nesidūrė žmogus toj situacijoje, jisai nesupras, nesuvoks,
ką galima pasimokyti, ypač iš to lietuviško periodo apie tą elgetavimą vilko vaikų, tai čia tikrai to galima pasimokyti žmogiškumo, suvokimo, supratimo, atjautos, pagalbos, kaip žmonės, kaip vieni ten priimdavo, paguldydavo, duonos duodavo, o kaip kiti ten šunis paleisdavo ir švidydavo, kaip sakyti, netgi švydavo. Kaip jums atrodo, kaip mama tai paveikia? Ar jūs, pavyzdžiui, augdami jau paskui, vis tiek jau praėjo daug laiko nuo tų įvykių, ar kažkaip jūs jausdavo tai, kad jį išgyvenus tokius dalykus? Vienas iš pagrindinių dalykų, kuris toksai likęs, tai, sakykime, ta baimės jausmas. Ir dabar ta situacija, tas karas, sakykime, su Ukraina, tai ta baimė tokia likus, jinai pastoviai šitas uždėtas toksai antspaudas. Na, aišku, badas, tai čia ir dabar mama sako, kad duod duoną ar ką negali ten numesti, išmesti ar panašiai. Ta duona tai tiesiog kaip šventas kažkoks tai daiktas yra. Nes jis žino jos vertę. Nes žino josios vertę, būtent taip. Georginain, Kristel Ilse Holdak. Aš. Am 7. April 36. Kur buvot krikštyti su broliu? Ten pat ir buvot? Tam miestelyje? Ten. Ne tam miestelyje Kleinjiny. Ten šalia Kleinjiny yra. O ten buvo bažnyčia? Buvo. Ir mes eidavom į ją. Ten evangelikų bažnyčia buvo? Ar katalikų? Evangelikų. Bet čia Lietuvoje jūs paskui jau ėjote į katalikų bažnyčią? Na tai užtaip mane perkrikštijo. Mane perkrikštijo tie žmonės, kur aš augau. O kaip jūsų tas miestelis atrodė, kai sakėt, jau su vaikais buvot nuvažiavusi, jau tais tarybiniais? O Jėzus, baisu buvo. Nu ką, visas išniekytas. Ar suradot savo namų vietą? Radau, dar stovėjau. Tokie ruseliai gyveno jame. Baisu, jokio nei tualeto, nei nieko, aplink vienos bombos, kai sako, va čia kur mūdu sėdėm, klausyk, tai čia buvo darželis, o tie pas ją. Ir aš dar turėjau nuotraukas tėvukų mano. Sakau, čia gyveno šitas, sakau, žmogus. Tai jinai man pasakė, sako, taip tu čia, aš esu te, kur tu gyveni, ta ruselė. Tai norėjau sakyti, nu turėtum ką veikti. Po karo praėjus ištisiems 10-mečiams, jau būdama subrendusi moteris, ponia Kristina pagaliau nuvyko į Vokietiją ir susitiko su savo tėvu. Šis mane pasitiko stoti ir šaukė. Dukra, 36 metai. 36 metai aš jau buvau moteris. Jis kalėjime būdamas, jeigu jums nesunku. Išdrožiai sakė šitą. Aš laikau kaip relikviją. Sako, su peiliuku ir skutau. Čia mama, aš čia būdu. Ponia Kristina, kaip dabar jūs, būdama jau garbaus amžiaus, galvojat? Kaip jūs išgyvenot viską? Aš nežinau. Aš ponė nežinau. Toks likimas buvo. Bet taip turėjo būti. Užauginau 3, ne aš viena, su vyru užauginom 3 vaikus. Gerus vaikus. Anūkai. Lietuvai labai dėkinga. Jeigu ne jie būtumėme. Den Mond am Himmel steigt.